Grįžtame į Mato Evangeliją, 3 skyrių, 1 eilutę. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas ir pamokslavo Judėjos dykumoje, skelbdamas atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Taigi į eterį pasirodo Jonas Krikštytojas. Kas jisai toksai buvo, Jonas Krikštytojas? Taigi Jonas Krikštytojas buvo pirmasis baptistas. Aišku, aš juokauju, nes žodis krikštytojas reiškia baptizo. Anglų kalboje yra taip, irgi žodis baptism, baptist, ir anglų kalboje jis vadinasi John the Baptist, Jonas Krikštytojas. Taigi krikštytojas, baptizo reiškia krikštytojas. Ir mes po to pamatysim, kad jo tarnystė buvo krikštyti. Baptistų tais laikais negalėjo dar būti, nes dar tik Jėzaus tarnystė prasidėjo. Tai žodžiu, John the Baptist, Jonas Krikštytojas. Ir aš šiek tiek papasakosiu jo irgi gimimo istoriją, kas jisai toks buvo, nes jis irgi yra nuostabi. Ir vėlgi Matos nemini apie jo vaikystę, bet Lukas, kadangi jisai viską surašo labai smulkiai, Luko Evangelijoje 1 skyriuje galite apie tai paskaityti, bet Luko tėvai Zacharijas ir Elžbieta buvo dievo baimingi ir teisūs žmonės Dievo akise. Zacharijas buvo kunigas. Ir jie buvo jau senyvo amžiaus ir Elžbieta buvo nevaisinga. Ir Zacharijas meldėsi daug metų, kad jie galėtų turėti vaikelį. Ir štai Dievas turėjo planą jų nevaisingumui, turėjo planą jų gyvenimui. Ir štai jie buvo jau senyvo amžiaus. Zacharijas atėjo į šventyklą atlikti savo kunigo pareigų. Ir į Zacharijui šventykloje pasirodo Dievo angelas. Ir kai paskutinis Seno testamento pranašas pranašavo Izraeliui, nuo Seno testamento paskutinios pranašystės iki Naujo testamento įvykių, Dievas tylėjo apie 400 metų. Jūs įsivaizduojat, nei vienas pranašas nekalbėjo, neskelbė daugiau naujų apreiškimų, naujo Dievo žodžio. Praėjo 400 metų ir štai po 400 metų Zacharijas ateina į šventyklą ir jam per angelą prabyla Dievas po 400 metų tylos. Ir mes po to žinom, kad atėjo angelas Marijai, atėjo angelas pas Juozapą, kalbėjo Dievo žodžius. Ir štai kažkas vyksta, Dievas pradeda kalbėti. Ir Zacharijas nustemba, aišku, išsigąsta. Dažniausiai, kaip Biblijoje minima, susitikimai su angelu, žmonės labai išsigąsta. Ir angelas praneša Zacharijui, kad jam gims sūnus. Ir Zacharijas nustemba ir nepatikė, sako, kaip tai gali būti, aš esu jau senas. Žodžiu, jau biologinis laikrodis tiksi, jie pavėlavo, negali būti. Ir mes Biblijoje matome ne vieną įvykį, kai senyvo amžiaus žmonės susilaukė vaikų, Abraomas ir Sara buvo jau labai seni. Ir štai angelas Zacharijui pasako, jūs turėsite kūdikį. Zacharijas nepatikė, nustemba ir jis išeina iš šventyklos, pasako savo žmonai ir aišku, jų kūdikis neprasidėjo šventosios dvasios, jisai buvo pradėtas natūraliu būdu ir Elžbieta pastoja. Koks tai turėjo būti jai džiaugsmas, kad labai senyvo amžiaus tiek metų meldėsi Zacharijas ir Dievas sako, aš atsakiau tavo maldą. Ir jis daug metų laukia atsakymą į maldą ir mes kaip žinome, Dievo atsakymai būna taip, palauk arba ne. Ir Zacharijos maldai Dievas sakė, palauk. Ir atėjo tobulas laikas, kad Dievo numatytas laikas, kada jiems Elžbieta tapo nėščia. Ir iškart Dievas pažadėjo, kad šitas kūdikis, šitas vaikas bus didis Viešpaties akyse, Jonas. Po 6 mėnesių, kai Elžbieta buvo 6 mėnesį nėščia, pas Mariją pasirodo angelas ir paskelbė jai, kad jie taps nėščia šventosios dvasios, o Marija ir Elžbieta buvo giminaitės. Ir
įsivaizduokit, Marija irgi, jinai jauno amžiaus, jinai susižadėjus ir jinai tampa nėščia. Ir aš kaip minėjau, tapti nėščiai prieš santuoką ir ne nuo savo būsimo vyro buvo labai didelė nuodėmė ir ji buvo baudžiama mirtimi. Taigi Marija tampa nėščia ir jinai nukeliauja iš Nazareto į Judėjos sritį, tai buvo irgi ilga kelionė. Ji keliauja pas savo giminaitę Elžbietą. Aš manau, kad jai reikėjo pastiprinimo, jai reikėjo paguodos ir ji keliauja pas Elžbietą. Ir Marija nežino, kad Elžbieta laukiasi ir Elžbieta nežino, kad Marija laukiasi, nes Marija tik prasidėjo jos nėštumas, tik ten pačios pirmos savaitės. O Elžbieta jau buvo nėščia 6 mėnesius. Ir štai, kai Marija įžengė į Elžbietos namus, Elžbietos kūdikis suspurda iš džiaugsmo, 6 mėnesių kūdikis iščiose. Ir Marija tampa pilna šventosios dvasios ir jinai tiesiog šlovina Dievą. Ir Dievas jai preiškė, kad Marija laukiasi. Marija jai dar nepasakė, bet Marija laukiasi. Čia irgi vienas iš nuostabių įrodymų Biblijoje, Dievo žodyje, kad gyvybė prasideda vaikui jau apvaisinus vaikui prasidėjus iščiose. Gyvybė neprasideda vien tik tada, kai širdelė pradeda plakti arba kai vaikui iščiose sukanka ten 18 ar 24 mėnesiai. Dievo žodis aiškiai sako, kad vaikas jau yra gyvas nuo pat jo pradėjimo momento, nes žiūrėkit, Jonas iščiose spurda iš džiaugsmo, kūdikis iščiose gali džiaugtis ir reaguoti į tai, kas vyksta aplinkoje ir girdėti balsus, girdėti, kas vyksta. Ir Jonas Krikštytojas džiaugiasi savo motinos iščiose ir žinodamas, kad ir tokiu būdu Jonas ir Jėzus susitinka labai netiesioginiu būdu, jie yra giminaičiai ir tiek Marija, tiek Elžbieta džiaugiasi kartu, šlovina viešpatį savo gelbėtojo kartu, stebisi nuostabiais Dievo darbais. Ir Marija pasiliko pas Elžbietą 3 mėnesius. Tai galim spėti, kad galbūt jį netgi ir matė Jono gimimą, nes prisiminkime, Elžbietai buvo 6 mėnesiai, po 3 mėnesių jau 9 mėnesiai laikas gimdyti. Tai galbūt Marija netgi ir matė Jono gimimą ir Jėzus kaip ir netiesiogiai dalyvavo Jono savo giminaičio gimime. Tai tokia yra Jono Krikštytojo vaikystė, tokia nuostabi yra Jono Krikštytojo pradžia ir jau Dievas nuo pat pradžių pažadėjo, kad jis bus didis viešpatės akyse. Ir jo, kaip mato Evangelijoje parašyta, jis pasirodė dykumoje. Lukas irgi rašo, kad jisai augo dykumoje. Žinom, kad jo tėvai buvo Dievo baimingi, jo tėvai pasakoja jam apie Mesiją, kuris ateis, apie tą nuostabų kūdikį, kurio laukėsi Marija. Taigi Jonas Krikštytojas žinojo ir Jono Krikštytojo tarnystė buvo paruošti tam Mesijui kelią. Jisai pirmas gimė, jo pirma tarnystė ir prasidėjo. Taigi jis pradėjo, matom, ne iš karto, bet irgi po maždaug 30 metų jis pradėjo savo tarnystę. Taigi irgi dar vienas padrąsinimas, niekada nevėlu pradėti tarnystę, ar tau 16, ar tau 20, ar tau 30 metų, ar tau 40. Dievas turi numatęs planą mūsų gyvenimui. Ir Jonas Krikštytojas ir Jėzus pradėjo tarnystę maždaug būdami 30 metų. Ir jis pradėjo pamokslauti Judėjos dykumoje, skelbdamas antrąją eilutę Morkaus Evangelijoje. Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Mes skaitysime kitą kartą, kad jo tarnystė pagrinde buvo kviesti žmones atgailai. O atgaila reiškia mąstymo pakeitimą, visišką mąstymo pakeitimą. Ir sako, nes prisiartino dangaus karalystė.
Ir mes, kaip ir daug kartų minėjau, kad Izraelis, žydai laukia Mesijo, iki šiol laukia to politinio vadovo, kuris išvaduos juos iš priespaudos, tuo metu Roma buvo okupavusi juos ir paskelbs didžiulę Izraelio karalystę ir jis bus tuo metu karalių karalius. O Jonas Krikštytojas skelbia, kad jau prisiartino dangaus karalystė. Ir mes matysime, kad ta dangaus karalystė yra ne tokia, kokią įsivaizdavo žydai tuo metu. Kad Jėzus atėjo ir skelbė dangaus karalystę ir dangaus karalystė yra ten, prasideda mūsų širdyse. Jinai prasideda ne karaliaus rūmuose, ne Seime, ne prezidentūroje, bet mūsų širdyse. Ir Dievo karalystė prasideda nuo čia, kada mes pasikviečiam Jėzų į savo širdį, į savo gyvenimą, kaip karalių ir viešpačių viešpatė. Ir pasikeitimai pasaulyje, pasikeitimai mūsų aplinkoje, pasikeitimai mūsų valstybėje, ar kaimelyje, ar kaiminystėje įvyks, prasideda nuo kiekvieno žmogaus į išorę. Jinai neprasideda nuo to, kada atsiras tobulas karalius, tobulas valdovas, tobulas prezidentas, tobulas parlamentas, bet prasideda nuo mūsų pačių, kada mes patys pasikviečiam Jėzų kaip karalių į savo širdis, į savo gyvenimą kaip viešpatį ir kada jis pradeda čia karaliauti ir kada jis pradeda keisti mūsų mintis, mūsų gyvenimus, mūsų širdis, mes patys pradedame keistis. Ir štai nuo ten prasideda Dievo karalystė. Ir Jono Krikštytojo misija ir tarnystė buvo paruošti žmonių širdis, kad jie atgailautų. Ir mes daugiau kitą kartą kalbėsime apie atgailą. Pirmiausia, mes turime suprasti, kad mes neverti Dievo, neverti nuodėmingi, kad Jėzus ateitų į mūsų širdis. Ir mes tai suvokame ir mes atgailaujame dėl to. Tai reiškia, mes pakeičiam mąstymą, mes pamatom save tokį, kokie esam Dievo akise, ne žmonių akise, nes mes, kaip matysim, ir buvo rašto žinovai, ir fariziejai, kurie buvo labai tobuli ir geri Dievo akise, bet, atsiprašau, žmonių akise, bet Dievo akise, ir Dievas matė jų širdis, kad jie buvo tikrai nuodėmingi širdise. Ir kada mes atgailaujame, kada mes suvokiam, kad mes nusidėjom prieš Dievą, mes nesame teisūs, mes kiekvieną dieną nusidedame. Ir kai esame atviri, mūsų mąstymas pasikeičia, kad mums reikia išgelbėjimo, mums reikia Dievo atleidimo, tada įvyksta atgaila. Ir Jonas Krikštytojas skelbia atgailą, sako, atgailaukite. Ir kada mes atgailaujame, mūsų širdis yra paruoštos priimti karalių ir viešpatį, Mesiją, gelbėtoją. Ir jos pasiruošusios priimti karalių į savo širdis. Taigi, atgailaukime, kas dar to nepadarė, ir pakvieskime Jėzų, karalių į savo širdis.